Na tai ką, sveiki visi, su jumis sveikinusi aš Spaceman ir šiandien mes žaisime Minecraftą, tai va, žaisime single player, survival, tai va ir žaisiu ant 1.7.2 versijos su Race Minimap modu, tai va galime iš karto susikurti naują pasaulį, vadinsime Minecraft survival. Sydo nedėsiu, nes nelabai net pats noriu. Ir žodžiu spaudžiame create new world ir pažiūrime, kur mus sugeneruos ir panašiai. Tai va. Gerai, ir mus sugeneravo, galim sakyti taip, jo, miške, bet prie pat yra ir toks didžiulis kalnas. Tai va. Tai dabar aš pradėsiu nuo medienos, nes man jos tikrai reiks. Ok, nusikirsime šitą medį. Tada cobblestone'ą pasikirsim ir išgyvensim kaip nors. Bent jau pirmą naktį, tai va. Gerai. Okay. Ir be to čia mano pirmas video YouTube'e, tai va. Kai pasigaminame pickaxe'ą ir varome cobblestone pasikirsti. Okay. Jo, biškį užsibuginau. Minimapas kartais būna. Tai va, aš čia ir pasistatysiu home. Čia galiu užsižymėti, kad yra mano home'as. Nes jei kas, tai matysiu, kur tas pointas ir už kiek metrų. Tai va, turim vieną cobblestone'ą. Ok. Kur maišus tik karvinis tikai. Ok, tai dabar aš pasigaminsiu stone kirvį. Ir biškį paskirsiu medynus. Ir man reikėtų rasti avių, kurių aš nematau. Jo, gaila. Jo, nematau. Nu, tai nieko. Dabar kerta medyną. Gerai, tai pradžioj bent jau man tai tiek medienos biškį užtektų ir nežinau, bet man trupučiuką lagina, nežinau kodėl, bet aš gal pasidarysiu ten. Fancy, aišku, su Fancy daugiau lagina, bet man yra dabar bent jau tai tas pats, nes sorry karvė, nenorėjau tau trenkti. Ir aš žaidžiu HCP su normal, reikia pasidaryti galiu ir on hard, nes kas tas normal. Tik aišku, kai naktį labai užknisa, kai va dar tik susikūrė pasaulį ir naktis ir net neturi armorų ir karočią tave nesveikai užpuola, tai va. Ir mano tas crafting benches, va čia, ok. Dabar aš išsikraftinsiu šitą medieną, pasigaminsiu pagaliukų.
Ten šito nereikėjo pasigaminti, aišku. Dabar pasigaminame piką vieną, tada vieną kastuvą, vieną kauptuką ir vieną svardą. Okay. Tai šitą išsikertam. Tai dabar aš iš nežinau kurios medienos statysiu namą, bet gal dabar iš pradžių tai iš šitos. Tai jo biškį prasiplėsim čia tokį. Čia nereikėjo man statyti, nes aš statysiu biškį mažesnį ir statysiu biškį keistą stogą, tai va. Dabar dar to. Okay. Čia. Va tokio man pradžiui kaip ir užtektų. Jo, ten kaulo yra gerai, labai gerai. Tai dabar mes statome. Gerai. Dabar galime čia. Biškį čia prasilyginsim dar. Gal viską padarysiu, kai dar nefilmuosiu. Nes šitą video planuoju daryti kokią 15 mažiau minučių. Tai va, ir aš dabar beržo nelabai daug matau. Okay. Nusikirsim šitą beržą. Ir dar tą. Šitos dar du. Ir man užteks. Okay. Tai mes dabar turime šiam 4 ir 17. Okay. Tai man dabar tikrai užtektų ir aš ten kaip ir į dešinę namas, tai aš galiu plėstis, galima sakyti, kokie 10 blokų, tai man tikrai užtektų. Tai dabar crafting table pasidedame čia ir pasigaminame vienas duris. Jo, čia įdėsiu. Ir aišku, čia galima tą pasidėti, kur netyčia pasigaminau. Ten užkaračią. Okay, tai dabar aš galiu pasigaminti vieną furneisą. Ir varau, biškį pasikasiu kaulo. Ir dar apsižvalgysiu, ko čia gero yra ir panašiai. Taip. Ten lygtais yra pumpkinų, aš nežinau. Tai gerai, dabar mes išsikasame šitą kauplą greitai. Per antrą video dar gal iš tikrųjų eisime kasinėtis. Aišku, dar būtų gerai visai rasti avių, kurių aš čia nematau. Šie nematau. Biškį padaužysim kiaulių. Tai matau vieną keivą dabar. Ir aš nežinau, ar jis didelis ar mažas. Okay, tada matau ravyną. Čia ne keivas.
tada matau ten vieną ravyną, bet aš dabar prie jo neisiu, nes man nelabai apsimoka ten eit. Jo, biškį padaužom gyvūnų, nes maisto man reikės tikrai. Okay. Ir dabar išsikepsiu maisto ir biškį varysiu į mišką, bet giliau, nes gal rasim kokių sugarcane'ų ir panašiai. Tai okei, čia dabar galim truputį prasiplėst. Dar kaip tik pakirsim cobblestone. Dar galim vieną furnace'ą pasigaminti ir išsikepsim vištos. O šitą kiaušą galim čia mest. Ir nieko negalim. Okay. Tai jo, jau matau, kad temsta. Tai va. Tai iš tikrųjų šį video gal dabar baigiu. Tai va, susitiksime per kitą video ir per jį eisime kasinėtis, aš truputį pasiruošiu. Ir žodžiu, tai iki kito karto, su jumis buvau aš Andrius ir davai.